Sveiki. Atvažiavom į kanjoną. Oi, 38 laipsniai šilumos. Nuo pajūrio atlėkėm dabar į kalnus. Osumi kanjonas Albanijoje. Ten galim brist per jį iki krūtinės. Būna vandens, po to mažiau apsėmė. Nu čia tokie atvažiavome, tokį kempingą. Tokį kalnuose bus kanjonai. Parodysiu, bus įdomių vaizdelių. Kalėm per gerą. Ten keliai prasti. Per gerą duobę. O kas liko iš kalpoko. Tai nežinau, čia draudimas galios ar ne mum. Turim tą pilną draudimą pasiėmę. Bet neaišku, ar čia nuskaičiuos mum pinigus, ar ne. Iš depozito. Tai bus matyti. Taip, dabar man reikia, ką čia man reikia? Reikia persirengti. Maikutę tokią turiu. Kur aš ją turiu, dabar tik tai galvoju lagaminę. Ir tiek to gal. Bus matyti, tiek to. Dar reikės plavkės apsimauti. Einu žiūrėti, kur čia draugai, kur čia mūsų kompanionai kelionės nuvarė žiūrėti to kanjono. Einam žiūrėti, kur jie čia neina. Karšta tai labai, va. Žiūrėkite, kur čia einam. Albanijos vėliava. Nenorėjo važiuoti. Vienas mūsų kompanionas, kol įkalbinam, norėjo, tipo, važiuojam iš tos Albanijos, užkniso tie keliai, tas eismas, bet čia atvažiavom be jokių trukdžių. Ta prasme, nebuvo nei mašinų, automobilių nedaug, kelias geras. Štai kažkokia ekskursija. Žiūrėkim. That's about the religion. Any questions? I don't leave any room for questions. Just say the life, like you guys. Okay, I would suggest you guys taking turns or anything, going and visiting, having your two pictures, because the sign says, oh, there's a grammar error there. The sign says 10 people on the end. So you got yourself to the group, whatever you want. Kokie kanjonai. Ten galim braidyti. Ten galim pabraidyti. Ta kalnų upė. Vanduo ten toks, nu toks. Žalias. Davai tai kartą, Glutė. Galva svaigsta, ne? Ką? Kur vaikščiojo tavo, tokio pačioj. Jo. Va ten ta. Eisim taip, leisimės. Ai, čia tuo takeliu? Taip. Ar čia vanduo bėga? Vanduo bėga. Tik čia nesileidžia ten, va tiek. Kaip ten į apačią nusileisti reikėtų? Pabraidyti. Nu, čia kanjonai kaip Amerikai, kaip Arizonai. Nu, raipstakis tiesiog. Pasifotkins kolegos. O, gerai, karštis geras. Reikia paklausti man to gidą, ar galim kažkaip į apačią nusileisti. Tai, žodžiu, tada pasiklausiam prie gido, kad sakė, galim ten toliau važiuoti, nusileisti į apačią, bet sakė, reikia žinoti taškus, kur nusileisti, nes jeigu per toli nuvažiuosit, kai eisit per kanjoną, per tą upę, yra pavojinga grįžti, nes bangos kažkaip ten, vienu žodžiu, sunku grįžti atgal, yra pavojinga, sako. Bet sako, jeigu jūs vieni keliaujat, sakau, vieni, tai sako, jūs galite sekti mūsų grupę, mes kaip tik tą visą taką ir varom. Sako, jūs sekit mum iš paskos, sako, jeigu su automobiliu vieni keliaujat, sako, ir visur kur mes.
Blemba, jau papasakojau. Kam sprendžiu? Jau papasakojau. Greičiau, sekam šitą mikrą. Nesakė sekti paskui, parodys kelią mum. Kaip nepaskesti šitam kanjone. Varom. Sekam. Tą mikriuką. Reiks duot gal tam gidui kokį picotėlį. Kad leida sekti. Žinosim dabar, kaip sakant, tas vietas, kur galim prabrist, nu tai vis tiek išbandę jie yra. Nu, gal negirkim da dienos be vakarą, bet gal mums pasisekė. Gal nereikės pušinėti patiem. Žiūrėk, su ant asilo ant arklio ten. Žiūrėkit priekį. Čia asilas arklys? Arklys? O, čia geras. Banda įlėpė kalnus visų. Normaliai. Nu, vaizdai tokie, čia važiuoja. Kaip ir kalnuose. Nu, žinau. Gerai. Jau žino kolega kur. Važiuojam. Susitiksim apačioj kanjone. Dar bus to. Čia jie šokinėja nuo olų. Bet tai karšta čia tai. Čia karšta tai vaje. Karšta tai vaje. Baisu. Karštis koks. Nu. Ein šokt. Ein šokt, bachuriuks. Bet jis ein dar toliau. Jis ein dar toliau. Jis ein dar toliau. Šoks nuo čia. Nu, šoksi. Laukiam tavo šuolio. Čia nėra gilu, tam realiai vietom kur iki papų vietom. Žiūrėkim. Eina savo. Nu jo, čia gilis yra. Smagu. Smagu. Va tokie įspūdingi kanjonai. Smagu. Na, einu žiūrėti, kur draugai mūsų. Kur mūsų draugai. Nuėjo. Kur tie mūsų draugai nuėjo. Žmoną matau jau. Per tokius tarpeklius. Gražuolius. Perplaukiam. Ir ateinam, plaukiam, čia tokie srauni šiek tiek yra. Ateinam į tokį grožį. Nu, sugalvoja vienas iš mūsų kompanijos nušokti irgi. Sugalvoja čia vaikai šokinėti nuo tokios olos. Visi žiūri žiūrovai, kas čia bus. Ne? Nešoksi, aš jau nufilmavau.
Stato ten užtvanką, džekuzį daros. Susėdė. Tie patys, prie kurių prisitrynėm. Gerai, bandysim bristi atgal dabar. Plauksim atgal ir ieškosim, kur papietauti. Atvykom pavalgyti. Po kanjoną išalkė. Toks vietinis restoranėlis. Koravodė miestelis Albanijai, kalnuose. Toks nedidelis miestelis. Įvairiai toks įdomus. Einam pavalgyti. Važiavom į viešbutuką. Įsimest šiukšlės reikia. Kaip tik konteineriai šalia. O. Viešbutukas mūsų 5 žvaigždučių. Iš karto prisiparkavom prie konteinerių. Nu, galim išsimesti šiukšlikės. Kurių čia prisikaupė. Ką, ieškai, radai telefoną? Oi, čia kavus dar buvo. Pasilanksti metam lauk. Ką čia da pasiemam? Pasikrauti. Powerbanką pasikraunam. Pasiemam, pasikrausim. Nu, einam žiūrėti. Einam žiūrėti viešbutuką. O, čia kavikės prisilaisti. Einam žiūrėti viešbutuką. Va. Didžiulis čia. Berat viešbutis vadinas Kolombo Hotel. Na ir gerai. Biškį, atsiprašau. Praeisiu biškį. Nepraeiti. Štai parodysiu. Čia viskas atrodo. Didžiulis viešbutis. Didžiulė teritorija. Kolombo. Taip atrodo. Taip atrodo. Nu, žodžiu, toks įspūdingai didelis. Gerai, paskui pafilmuosiu dar viduj, kaip atrodo. Raudonas kilimas. Gekasa. Raudonų kilimų. Tik tai kaip čia su to hloraminu nešti reikia. O. Prašau. Prašau, koks viešbutukas. Prabangus. Einam, pažiūrėsim. O. Šilta. Lauke. O, visai faini. Viešbutukas didžiulis. Visai faini čia. Visai čia faini. Šnikės važiuoja. Kaina gera. Nežinau, sumokėjom ar 80 eurų su pusryčiais šeimai. Bet, nu, tikrai prabangiai. Gražus vaizdai.
Čia esam ten Berat. Berat, tas miestelis yra įtrauktas į UNESCO paveldo sąrašą. Čia to vadinamas 1000 langų miestelis. Šitie namai 1000 langų. Tai eisim po to pasivaikščioti vakarienį. Vakare. Einam, prisičekinsim dabar. Viskas filmuoju, aš visi filmuoju, dabar visi filmuoju. Einam į kambarį. Tokia erdvė didelė. Filmuojam. Užsidarė, neįsileidž mūsų. Filmuojam. O, kokia muzikėlė. O, kvepia. Kvepia. O, fainiai. Viskas labai fainiai. Kvapas geras, ta prasme, nepridusę, tai prikvipinta. Super. Nu, tikrai ir matos, kad aukštam lygiai. Matos aukštam lygiai. Užvalda tokia tik tai roletas važinėtas, bet viskas tikrai prabangiai, pakankamai. Čia baseino pusė. Ne, čia mes į gatvės pusę. Į gatvės pusę ne į kiemo, tyliau gal bus. Nu. Pasišukuojam varzdą. Gerai. Ir einam tada ruoštis. Eisim į baseiną. Pasimaudysim. Kaip sakant, leisim vakarą viešbutį. Nu ką. Kalačiukus užsivilkę. Palikau krautis powerbanką. Pajungiau nuo teliko krautis, nes neįsidėjom blokelio. Einam į baseiną, bet sakė baseinas mokamas, draugai sakė, nuėjau. Sakė, mokamas baseinas, 10 eurų reikia mokėti žmogui. Kaip supratau. Tai va, ką darysi tada turbūt. Vis tiek gulėsim prie to baseino šiandien. Pasiemam raktą, kortelę nuo kambario. Koks čia mūsų tas kambarys, atsiminsim? 16. 116. Paliekam teliką. Gerai, kai yra 2 kortelės, vieną palieki įkištą, kitą pasiemi. Nes palieki elektrą įjungtą. Tada palieki elektrą įjungtą. O, aš įsidėjau. Problema, šiltas su tuo halatu, ką? Iš tikrųjų. Karšta. A ne? Man rankojas kas trumpai. Raktą pasiėmiau, viskas. Einam. Žiūrėti baseiną. Nu ką? Ką? Po dušiuko. Einam į baseiniuką. Kur čia? Čia yra šilta, nėra. Oh. Šalta. Lemba, nebe taip šilta, kiek čia tų laipsnių yra. 29 laipsnių. Tipsiai, ten kas ten? Ten signalą varo vestuvės. Vestuvės, kas čia? Nuvažiavo su karieta, vežims, arklio. Gerai.
ruošiasi užsidarys baseinas 8 valandą, dabar jau pusė 8. Prieš 28 gal vakaro. Reikia akis pripratinti. Tai va. Tokios tokelės. Nu ką. Gerai. Šiandien tiek. Nu šiandien viskas. Einam į miestą, palieku kamerą. Išsikraut baigi. Nieko tenai jau tamsta, su teme nieko nepafilmuosim. Tai susitiksim tada rytoj.